Labas, seneli. Labas, anūkėlė. Ką čia darai? Vėtrungę, anūkėlė, darau. O kam reikalinga vėtrungė? Vėtrungės naudojamas nustatyti vėjų krypčiai, o mūsų Klaipėdos krašte buvo daromos vėtrungės laivams, kuršvaltims. Jos taip ir vadinamos kuršių ar kurėnų vėtrungėmis arba vėlukais. Tomis vėtrungėmis buvo žymimi ir puošiami Kuršių marių pakrančių gyvenviečių žvejų laivai. O kodėl jos reikėjo žymėti? Kad žvejai laikytųsi tvarkos ir žvejybos prižiūrėtojas galėtų iš tolo lengvai atpažinti, kuriai vietoje valtis priklauso. Kiekvienam kaimo buvo sugalvotas atskiras laivų ženklinimas. Kaip ženklinti laivus 1844 metais pasiūlė žvejybos inspektorius Ernstas Vilhelmas Barbomas, gyvenęs Muižės dvare netoli Kintų. Kuršių nerijos kaimų vėtrungės buvo 2 pėdų ilgio ir pėdos pločio. Jas reikėdavo išdažyti ryškiomis spalvomis, stačiakampiais ir trikampiais, reiškiančiais kiekvieno kaimo ženklą. Juoda ir baltas spalvas skyrė vakariniam krantui, geltona ir mėlyna pietiniai pakrantei, raudona ir balta rytiniam žemynų krantui. Seneli, o kaip senovėj darydavo vėtrungės? Seniau žvejai vėtrungės pjaustydavo iš liepos ar alksnio lentelių, išmirkusių per valties dugną prisisunkusiam vandenyje. Kiaurymės išderindavo burvaltės ugniakurį kaitintų geležies strypų, o vėtrungės detalės išdžiovindavo ir nugludindavo stiklo šuke. O ką reiškia skrituliukai, namukai, kryžiukai? Žvejys, pjaustydamas vėtrungę, medyje įkūnydavo savo mintis ir svajones. Įprastai vėtrungė buvo sudaryta iš 3 dalių: priešvėjinės, pavėjinės dalis ir viršūnės. Priekinėje priešvėjinėje dalyje dažnai vaizduojami stichijų simboliai: mėnulis, saulė, strėlės, plunksnos. Viršuje dažnai vaizduojamas namas, o kaip jaukumo, pilnatvės bei turto simbolis ir laivo savininko raidžių inicialai. Pavėjinėje vėtrungės dalyje žvejys pasakodavo apie save. Ši vėtrungės dalis pasižymėjo ypatingu puošnumu ir raižybos gausumu. Čia būdavo vaizduojami įvairūs simboliai: namai, bažnyčios, žmonės, gyvūnai, įvairūs įrankiai. Visa tai, ką žvejas paliko krante ir apie ką svajojo. Iš šių simbolių buvo galima sužinoti apie žvejo šeimą. Kryžius apskritime reiškia, kad žvejas yra vedęs, o įvairūs brūkšniai bei linijos, kiek turėjo vaikų. Tanki apatinė siaurų lentelių eilė reiškia sėkmę. Namai, bažnyčios, malūnai, tikėjimą. Svirtis, laivai, žirgeliai
turto, šeimos, darnos simbolius. Vėtrungės viršūnėje buvo įprasta vaizduoti religinius simbolius, kaip buvo tikima, galinčius apsaugoti žveją bei jų artimuosius nuo nelaimių mariose ir sausumoje. Dažnai vėtrungės viršūnę puošia kryžius, krikščioniškojo tikėjimo, vyro simbolis arba apskritimas, moters žmonos ženklas. Taip pat buvo vaizduojamas gyvūnas, augalas, pavyzdžiui, dobilas, kaip laimės ir sėkmės simbolis. Kiekviena Kuršmarių vėtrungė tai tarsi pasakojimas apie Kurėno savininką ir jo gyvenimą. Senelio, o tu ir mane pavaizduosi ant vėtrungės? Taip, anūkėli, būtinai.